Taigi, gerbiama Diana, papasakokite apie antradienį vykusių tarybos posėdį. Kokia jūsų nuomonė? Labadiena. Ta tarybos posėdį matėme ir klausėme visi. Tai mano nuomonė tokia, kad iš tiesų meras privalėjo įtraukti mūsų klausimą į darbotvarkę, o po to, kaip būtumėm nubalsavę, tai būtų ir buvę. O taryba yra aukščiausias valdymo organas, šiuo metu taryba neišgirsta. Vienas žmogus negali valdyti, nei Lietuvos, nei Raseinių rajono. Na ir taip pat papasakokite apie naują valdančiąją daugumą. Kodėl kilo mintis ją sudaryti? Todėl, kad mes socialdemokratai žiūrime, kad mūsų nuomonės dėl rajono valdymo su darbo partijos atstovais ne visada sutampa. Paskutiniu metu aštriai išsakėme savo pozicijas apie seniūną Juozą Albanauską. Iš tiesų žmogus gali dirbti ir dar 5 metus jam gali būti pratęsiama rekomendacijos suteikamos visos tęsti seniūno pareigas ir mes tik gerbiam jį kaip žmogų, kaip jis nėra nei mūsų partietis, nei mums dirbantis žmogus, mes matome, kad jisai gali vadovauti šitai seniūnijai ir kitokių keblumų visokių ir nutarėme pasukti su kita pusė. Meras minėjo, kad nebuvo tartasi su juo ar su darbo partija. Kodėl nesitarėt? Aš tokių pareigojimų neturiu, esu eilinė frakcijos narė, bet mūsų partijos pirmininkas, frakcijos seniūnas buvo pas jį kabinete. Netgi tą rytą, kai mes jau dėliojame mintis, nuėjo ir paklausė, gal dar galima kaip nors susitarti, gražiuoju, kad dar neišlaikyti savo pozicijas, bet pasakė, jokių vilčių nėra. Netgi mums pasiūlė išeiti iš koalicijos. Mes patvirtinom pagrindinę darbotvarkę ir laukiame pasiūlymų dėl papildomos darbotvarkės. Ir mūsų klausimas turėjo būti įtrauktas į papildomą darbotvarkę. Deja, meras nesiteikė jo teikti. Ir dėl to palikote salę? Ir dėl to palikome salę. Aš manau, kad meras protingas žmogus, žmonių rinktas, kaip visur deklaruoja. 29 dieną bus posėdis, mūsų klausimas bus svarstomas ir mes patvirtinsime visus darbotvarkės klausimus, kurių praeitą kartą nepatvirtinome, patvirtinsime visus naujus ir aš manau, kad visi naujus metus galės praleisti ramiai, gavę savo atlyginimus. Buvo, ko gero, nesuklysiu, jeigu buvo, nesuklysiu sakydamas, kad buvo juntamas spaudimas iš abiejų pusių. Na, taip teikime, ar ne, kad meras sako, kad buvo spaudimas į jo pusę, tarybos kai kurie nariai sako, kad meras daro spaudimą tarybai. Tai kokia jūsų nuomonė apie tai? Teisiniai klausimai, bijau ką nors ir pasakyti, negaliu nieko teikti, bet dabar konsultuojame su teisininkais ir sako, jog aukščiausia valdžia yra taryba. Ir meras privalėjo šitą klausimą teikti. Kaip ir privalėjo, gal galimai privalėjo, tai tiesiog ne mano kompetencijoje. Ar jūsų partija žada kreiptis į kažkokias institucijas dėl šio klausimo? Tai šiuo metu jau dirbame kaip viena bendra koalicija, pasiskelbusi valdančioji ir šitas mintis dėliojame visi kartu.